spaudžiam toliau. Kiek reikėtų išsiriest, kiek reikėtų tas krūtinės į priekį įstumti. Tai jeigu esat paprastas spaudėjas, minimaliai pastumt krūtinį į priekį, suspaust mentis, pečių juostą stipriai spaust, jums yra saugu, nes petys jisai bus taip stabilesnis. Iš tikrųjų, ant kiek yra sveika, tos vidinė išorinė rotacijos, čia jau kito klausimas. Bet pats niuansas yra tai, kad tikrai pečių bus žymiai stabiliau. Bet jeigu, pavyzdžiui, pastebėsit, kiek jūs įrečia varžybose, ten, kur naudoja bulldog arba Japanese gripus, vieni sakytų, kad jie yra tokie patys, bet jeigu pamatysi varžybose, ne, kartais atrodo, kad su ilgom rankom tu jau gali daugiau išsiriest, nes dar reikia 9 laipsnių kampą pasiekti. Bet niuansas yra tas, biškiai išsirieskit, mentis suspauskit, pečių juostą prispauskit į suolą, sėdmenis įtempėt ir jūsų nugara bus saugi. O aš stengiuosi kuo aukščiau pakelt krūtinę, kad ta amplitudė būtų kuo mažesnė. Mamos. Ir tai norėtųsi dar žymiai stipriau, dar daugiau išsiriest, rankos ilgos, tą galima kompensuoti amplitudę. Ilsimės.